Laiškai sielos analitikui. 8 epizodas. Pilnoje šeimoje, sudarytoje iš tėvo, motinos ir vaiko, niekada negali būti vieno kalto. Dėl to, kad vaikas išaugo psichopatų, mizantropo ar šiaip kažkokia paprastesnė forma asocialiu žmogumi. Pradžioje gal vertėtų pasakyti, jog vaikas čia turima galvoje berniuką ir tik su retomis išimtimis mergaitę. Reikalas ne tame, jog mergaitė ne vaikas. Tiesiog mergaitę sugadinti yra ganėtinai sudėtinga. Ir mes turime pripažinti, jog gamtos jai įdiegta paskirtis, kaip ir anuomet, taip ir dabar yra gerokai stipresnė už paskirtį, kuri taip ryškiai neatsiskleidžia vyro vaidmenyje. Terminą vaidmuo naudoju sąmoningai, nes esama nemažai individų nuolat tvirtinančių savo vyriškumo akstiną, bet viduje esantis moters ir vyro simbiozės rezultatu, tai yra boba. Tai ypač aiškiai matosi šiuolaikinėje visuomenėje, kur moteris vis dažniau vaiką augina viena. Gamtos įdiegtos programos moterį padaro neprimityvesnę, nors atrodo, kad pastarųjų pirminis šūkis galėtų būti arčiau gamtos. Tačiau žvelgiant į vyro pirminę rolę, moters programos turi gerokai daugiau prasmės ir yra apibrėžtos sunkesnė egzistencinė našta. Aš nesilaikau pozicijos, jog priklausomybės, kuriomis serga dažniau vyrai, tai visų pirma alkoholizmas, rūkymas, azartiniai lošimai ir panašiai, yra aukštos savimonės atributika, kovojant su nepakeliamu būties beprasmybės suvokimu. Tiesiog nebūti kiaulė reikia gerokai daugiau pastangų, ypač kai tu neturi iš anksto tau determinuotos paskirties. Tai štai, moterį galima sugadinti, bet kaip jau tvirtinome anksčiau, tam reikia gerokai labiau iškreipto pavyzdžio nei motinos dominavimas šeimoje vyro atžvilgiu, totali kontrolė visų šeimos narių atžvilgiu ir demonstratyvi neapykanta, nepasitikėjimas žmonėmis, apskritai iš abiejų, jeigu tokie yra tėvų šeimoje pusės. Moterį gali sugadinti vyras, taip greitai kaip ir alkoholis. Bet vargas, gėda ir pelnytas galas tam vyrui, kurį sugadina moteris. Iš esmės yra dvi kryptis, kaip ir visame žmogaus gyvenime, kuriomis link galima nužengti keičiant moters paskirtį. Tai bloga ir gera. O paskirtis, prie kurios pasiliekama daugumoje atveju, išlieka kažkur per vidurį, tarp šių polių. Nes turi visiškai neutralią, fundamentalią ir įprastą socialinę reikšmę, tai yra būti mama. Todėl šis sąstingis negali būti trečia kryptis. Tai greičiau vaiko anabiozės stadija, kurią reikia išgyventi, kad tapti moterimi, praktiškai neatsižvelgiant į jokius trukdžius iš išorės, kurie būdami nesąmoningame lygmenyje žinoma iškils ir pasireikš vaikų auklėjimo ir šeimos gerovės kūrimo stadijose. Gerokai svarbiau užsiminti apie blogą ir gerąją kryptis, kuriamis link galima nuvesti žmogų. O moteris yra žmogus, nors su šiuo apibrėžimu sutinku tik iš dalies, kaip ir su tuo, jog kiekvienas žmogus išties yra žmogus. Labai varginantis dalykas rašyti apie tai, kas neįdomu net man pačiam. Todėl pamėginsiu labai trumpai apibrėžti mintį, kurios intencijos labai tikiuosi negalima rasti rimtų specialistų žmogaus elgesio variacijų nagrinėjimuose. Bet galima aptikti kiekvieno reflektuojančio žmogaus kontempliacijose, bandant pažinti save. Gali pasirodyti keista, kodėl pažįstant save galima pažinti moterį, jeigu esi vyras, arba bent manai tokiu esantis. Tačiau viskas, ką gali pažinti, anaiptol nėra už tavo pažinimo ribų. Todėl bet kuri teorija, net pati geriausia ir tau priimtiniausia, praktikoje įkūnijama visų pirma per tave patį, o paskui jau kitą, kurį tu realizuoji kurdamas realybės koncepciją. Gerasis nuokrypis, kuris pasirenkamas nukreipti savo atžalą tinkamu keliu, tai mokymas prisiimti visišką atsakomybę už gyvenimą, kurį teks nugyventi savarankiškai. Jūs pasakysite, kad toks teiginys be galo banalus ir nereiškiantis nieko konkretaus. Aš aišku galėčiau tiesiog atsakyti, eikit velniop. Aš žinau, ką sakau ir toliau skendėti savo mintise, kuriuose viskas akivaizdu ir aišku. Tačiau jeigu jau pradėjau rašyti ir nieko negaliu su savimi padaryti, tai reikia šį absurdo teatrą tęsti toliau. Problema, jog pavykus išugdyti visišką atsakomybės ir iš jos išplaukiantį savarankiškumo jausmą, šis žmogus savo gyvenimą,
sukurs ne pagal travelės taisyklės, kuriuose pagrindinis vaidmuo tenka užduočiai išsirinkti geriausią babuiną ir sulaukus su juo vaikų taip užsiauginti savo ir savo augintinių gerovę, o pastaroji vėlgi yra savo gerovės garanto kita forma, gerokai stabilesnė. Čia atsiranda visiškai kitokie prioritetai, nes siekio priklausyti nuo kažko eliminavimas lemia minėtų taisyklių atsisakymą. O tai akivaizdžiai apsunkina tradicinės šeimos vertybės kriterijus. Jūs galite paklausti, o kur čia yra gerumas? Tiesiog gerumas išplaukia iš blogumo, kaip priešingo tam, kas buvo paminėta. Visiškas atsakomybės ir savarankiškumo atsisakymas, ugdant princesę, kuriai viskas turi būti paduota ant lėkštutės, smarkiai komplikuoja šeimos stabilumą. Taip pat pastarasis atvejis tiesiogiai reikalauja šeimos sukūrimo elemento, bet pasakų princai realiame gyvenime nors ir ne visuomet dėvi santechniko kombinezoną ir vairuoja miniveną, bet akiniai nuo saulės su prekinio ženklo lipduku ir spindintis BMW dažnai tik imituoja princo statusą. O jeigu tokių ir esama, tai kiekviena princesė vėliau ar anksčiau taps karalienė, stora, paiki, nuobodi, nors šiek tiek protingesnė, nei kuomet dar buvo jauna kaliausė. Princas taip pat iš paiko berniukščio gali tapti gana protingu kupriumi, kuriam tokia karalystės tvarka ne tik greitai įgrys, bet jis ją tiesiog atšviežins arba imsis keisti. Žodžiu, didesnių papų implantacija jau gali ir nepadėti. Nors pažįstu keletą karalaičių, kurių šeimos židinys palaikomas ranka ant papo, bet kiek ilgai tai gali tęstis. Tiesiog suprantu, jog nesu dar toks pagyvenęs jaunuolis, kad bendraamžių šeimose įvyktų fundamentalūs pasikeitimai. Toliau norisi pratęsti mintimą apie kitą žmogiškosios padermės rūšį. Tai vyrai ir jų atmainos, kurios dabar save tituluoja tiesiog bachūrais. Nekalbėsiu čia apie kalėjimo kastas, kaip galėtų pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Juolab tokį titulą savinasi nemaža dalis savęs nerandančių klajūnų, kurie sužavėti postsovietinių filmų romantikos mano esą šių filmų herojais realiame gyvenime. Tiesa, svajonių pasaulio kasdienybėje skendintis marginalai neretai realizuoja tam tikras scenas arba jas tiesiog meistriškai imituoja. Tačiau, vengiant akistatos su tikrove, jie taip ir neperžengia pavojingos ribos, už kurios, kaip už kokio horizonto, matyti tikrosios galimybės tapti kažkuo, kadangi tai vienaip ar kitaip reikštų susidurti su realybe, o pastaroji jiems yra nepakeliama ir bauginanti. Dar šiek tiek užsimenant apie mergaitę, reikia paminėti, jog nelabai svarbu, kaip tėvai auklėja savo dukrą, kaip pelenę ar princesę. Tik reikia pažymėti, kad tėvų auklėjimas šiuose dviejose priešybėse dažniausiai reiškia motinos tironišką arba latentinį dominavimą. O tėvas, jeigu tokia esama, čia daugiau atlieka daikto rolę, kurio lengva manipuliuoti praktiškai visose kasdienybės scenose ir dangstyti susidūrus su nepageidaujamais rezultatais. Taip, kai kurie mužikai įsivelia į rimtus konfliktus per paikas savo bobų užgaidas demonstruoti dominavimą viešai ir finansavimo šaltinį, tačiau kaip bebūtų išlieka didžiulė tikimybė, kad dukra pakartos motinos pasiekimus. Tik kiekvieno atveju individualumas, kurį galima vadinti likimu ir kuris visais atvejais atima dalį iš to, ką mes vadiname valia, gali pakoreguoti į geresnę ar blogesnę pusę šios būsimos mamos ir jos šeimos gerovę. Visai kas kita yra berniuko atveju, kuris valdingos moters gniaužtuose ir bereikšmio tėvo inertiško dreifavimo įtakoje tampa princese. Nenaudoju kito polio apibūdinimo, kaip tai darau dukros atveju, kadangi berniukas, kuris auginamas kaip pelenė, turi visas galimybės išaugti tikrų vyrų, tačiau su ryškiais neurozės elementais, kuriuos akivaizdžiai lemia išgyvento skurdo problema. Apie puikų pavyzdį netrukus ir papasakosiu, tik pradžioje reikia užsiminti apie princesės atvejį. Motina. Ypatingai, kuri turi oficialų šeimos generolo statusą, augina 2 ir daugiau vaikų. Bet dviejais jį disponuoja, bet kuriuo atveju, jeigu šeima yra pilna. Nes vyras, kaip berniuko tėvas, šiuo atveju turi antraeilį vaidmenį. Pirmiausia, jis čia yra antrareikšmis sūnus.
Žinoma, moteris gali visiškai kontroliuoti vyrą ir latentiniu būdu, tačiau didelio skirtumo tarp šių dviejų kontrolės mechanizmų nėra, kadangi vyro vaidmuo vaiko psichikoje nusėda kaip vyresniojo draugo, to, kuris taip pat patenka į motinos globos dispozicijos lauką, nors ir socialinėme lygmenyje šis vaikas supranta tėvo atliekamą vaidmenį jo atžvilgiu. Tačiau šis supratimas dažniau nei bet kada yra sutrikdomas, ypatingai konfliktų šeimoje metu. Tęsiant toliau apie auginamą princesę, iš kurios turėtų išaugti protestuojantis, bet prisirišęs prie motinos bachūras, reikia pateikti priešybės, tai yra pelenės pavyzdį. Dar svarbu paminėti, kad čia nepasakojama apie vidurį, kai buvome užsiminę dukros atveju, kadangi tokio praktiškai nėra. Vyras, neturėdamas a priorinės paskirties, vidurio atveju išauga į vidutinybę, kuri iš esmės nelabai kuo skiriasi nuo princesės. Berniukui, kuris buvo auginamas kaip pelenė, daugiau dėmesio čia nebus skiriama, apart to, kas buvo aptarta anksčiau ir žemiau pateikiamo pavyzdžio, nes kaip galėjote suprasti, mane domina aptarti apgailėtinus socialinio skurdumo ir vyriško infantilumo atvejus, kurie sunkiai dera su savarankiško berniuko auginimo stadijomis, kurios dažniausiai lydimos skurdo ir nuolatinio pažeminimo, kurį bandoma kompensuoti perkeliant savo dabartinę tikrovę į ateities vizijas, kas perspektyvoje žinoma sustiprins jų realizavimą, tačiau slopins variantų paieškas spręsti daugelį fundamentalių problemų čia ir dabar. Tokio realizavimo pavyzdžiai gali būti siekis spręsti, o tiksliau teorizuoti globalias problemas ir visiškai negebėti spręsti, tarsi nepastebint asmeninių problemų. Net kada jos susijusios su artimiausiais žmonėmis ir ši atsakomybė, nors ir yra išgyvenama kaip asmeninė, tačiau savarankiškumas ir atsakomybė dažniausiai šioje vietoje tiesiog baigėsi. Tačiau tokia nuostata nuolat neramina ir globalių problemų sprendėją, priešingai tam, kuris buvo auginamas kaip princesė, nes pastarasis turi aiškias ribas tarp savo atsakomybės, kuri prasideda ir baigėsi ties juo pačiu. Ir dar viena pozicija, kuri yra jo artimųjų atsakomybių pozicijos už jį, bet jokių būdų neatvirkščiai. Tai puikiai atsiskleidžia, kuomet jau būdamas suaugęs sūnus kažką blogo padaro tėvų atžvilgiu ir bando tai nuslėpti. Bet jeigu jam vis dėlto tenka susidurti su realybė ir atsakyti už savo veiksmų padarinius, jis reaguoja taip, jog šie tėvai patys išprovokavo jį tai pasielgti. Nors jo pačio tai galėjo būti padaryta visiškai netyčia. Toliau spręsti jums. Pelenė ar princesė šis berniukas, kuriam dabar jau 40 metų. Jam buvo 13 metų, o broliui 6, kai jie sužinojo, jog mama serga vėžiu. Abu vaikai suprato, jog tai rimta problema galinti įtakoti jų gyvenimą. Galbūt mažasis berniukas nesuvokė visos padėties rimtumo, bet neilgai trukus jie liko be motinos globos. Tėvas buvo darbštus vyras, neišsilavinęs augino vaikus kaip mokėjo, o mokėjo jis tikrai nedaug. Anksti ryte išeidavo į darbą, dirbo miške medkirčiu, grįždavo vėlai. Vyresnėlis prižiūrėdavo brolį, mokslams laiko likdavo mažai. Ant jo pečių buvo visas ūkis, tačiau jis stengėsi išmokyti brolį bent to, ką pats mokėjo. Jie dažnai prisimindavo mamą, kasdien vyresnysis pasakodavo mažajam, kokios lopšinės jį jiems dainuodavo. O mažasis vis apsimesdavo, jog nepamena ir prašydavo brolio jas padainuoti vėl ir vėl. Tėvas turėjo įgimtą širdies ydą, dėl kurios jis negalėjo dirbti tokio sunkaus fizinio darbo, tačiau nieko kito jis daugiau nemokėjo. Vieną vakarą jis tiesiog negrįžo namo. O vėlai naktį atėjusi teta broliams pranešė, jog tėvas mirė darbo vietoje. Jo širdis tiesiog sustojo. Ta akimirka vaikų širdis taip pat sustingo. Jie neverkė ir praktiškai nieko nekalbėjo apie tai, kas įvyko. Jie tiesiog tylėjo ir laukė, kas bus toliau. O toliau teta juos nusivedė su savimi. Bet ji buvo jau pagyvenusi, vargingai gyvenanti moteriškė, kuriai labiau rūpėjo alkoholis, o ir vaikų jie nebūtų pajėgusi išmaitinti. Vyresnysis berniukas nuolat kartodavo tetai, jog jis yra puikus darbininkas ir galės eiti dirbti pas ūkininkus.
Tačiau ji turinti suprasti, kad broliui netrukus reikės pradėti lankyti mokyklą ir jis privalo užaugti dorų žmogumi. Jie turėjo vienas kitą, brolis brolį, ir gyveno jie tik dėl šios bendrystės. Tik rūpinimasis vienas kitu jiems suteikė jėgų ir prasmės. Pas tetą jie gyveno mėnesį po tėvo laidotuvių, o vėliau buvo atiduoti į internatą. Tiesiog tetai vaikai po kojomis buvo papildoma našta. Našta jie buvo ir vaikų prieglaudos darbuotojams, kadangi greitai paaiškėjo, jog mažasis berniukas turi tą pačią širdies ydą, kaip ir jo velionis tėvas. Vyresnis brolis ilgam liko vienas, nes mažai dar nesulaukusi 7 metų berniuką išvežė į Kauno klinikas gydymui. Vyresnėlis pradėjo lankyti mokyklą mokslo metų pabaigoje. Mokytis sekėsi sunkiai. Daug ką buvo pamiršęs per tuos vargus. O juk užklupo dar vienas vargas. Tai nerimas dėl mažojo broliuko, vienintelio artimo, kurį jis pats globojo. Prasidėjus vasaros atostogoms mokykloje internatas buvo uždaromas, o vaikai glausdavosi pas giminių arba ūkininkai juos pasiimdavo kaip pagalbinius darbininkus visai vasarai. Miegodavo jie atvartuose, dažnai ir sąlygos buvo ne ką geresnės nei pas gyvulius. Taip ir vyresnėlis pateko pas ūkininką prižiūrėti arklides. Vieną kartą buvo palieptas visą naktį vaikyti nepaklusnę kumelę, nes šeimininkas norėjo ją nuvaikyti tiek, kad ryte būtų patogu uždėti pančius. Bet vaikinas pradėjus švisti užmigo, o atėjęs į arklidę ūkininkas ir pamatęs bemiegantį našlaitį stipriai jį atlupo botagu. Jis kentėjo skausmą, nuolatinį pažeminimą ir alkį, nors tuo metu atrodė, jog daug geriau būtų bėgti, kur akis mato. Bet juk tada niekada nebebūtų sutikęs mažojo broliuko. Tai reikštų, jog jis paliko pastarį likimo valiai. Jis tikėjo, kad šiek tiek paaugęs galės apginti brolį ir auginti jį savarankiškai. Iškart, kuomet grįš į internatą, pasiims jį už rankos ir bėgs į kitą kaimą, miestą, visai nesvarbu kur, svarbu, kad kartu. Jis galvojo, kad tai geriausias sprendimas. O kol išauš toji diena, jis rinko kaštonus, įvairius akmenėlius ir šakeles, panašias į gyvūnų figūras. Visą tai jis norėjo perduoti broliui. Žinojo, kad tai jam labai patinka, kaip ir jo išgalvoti pasakojimai, kuriuos dar būnant gyviems tėvams jis pasakodavo prieš miegą ir kuriuose pats vyresnėlis kaip koks pasakų herojus kovojo su įvairiais siaubūnais ir negandomis. Tuomet jis dar nežinojo, su kokiamis gyvenimo negandomis jam teks kovoti realiame pasaulyje. Pasibaigus vasarai našlaičiai iš įvairių vietovių vėl buvo grąžinti į vaikų prieglaudą. Žinoma, dalis išaugo ir išėjo savo keliais, bet atsirado ir nemažai naujų. Tačiau niekur nebuvo mažojo brolio. Vyresnėlis kasdien klausinėdavo auklėtojų, ar nėra kokių žinių iš klinikų. Auklėtojas tik kartodavo, jog jis vis dar gydomas. Kai žinos kažką naujo, praneš. Ir iš tiesų, neilgai trukus pranešė. Vaikas buvo siunčiamas atgal į miestelį. Jie atvežė jauną slaugytoją, bet jau medinėje dėžėje. Tai buvo vaizdas, kurį jis sukrėtė labiausiai. Jausmas, kuris jame sustingo visam gyvenimui ir kuris nebuvo pavaldus jokiai laiko galiai, apart tos galios, kuri galutinėme savo taške nutraukė bet kokį jausmą, o reiškia ir gyvybę. Nes žmogus, kuris nieko nejaučia, yra miręs. Ir priešingai, net kuomet žmogus jaučia tik baimę, šaltį ar troškulį, jis dar yra gyvas, nes gyvas kito akimis ir merdintis savo sieloje. Tuo metu vyresnėlis buvo toks merdintis, gyvas ir tuo pačiu miręs kitų akise. Jis niekada nebuvo toks pat kaip anksčiau. Jis išgyveno motinos, vėliau tėvo mirtį, nes jam reikėjo tai išgyventi. Bet mažojo broliuko mirtis buvo paskutinis prasmės sunaikinimas, prasmės, kurie turėjo likti net jam palikus šį pasaulį. To, kas buvo čia dėstoma pradžioje, užsiminiau apie gyvenimo kelią, kurį sąmoningai, o taip dažnai ir visiškai nesąmoningai tėvai parenka savo vaikams, remdamiesi savo asmeninę patirtimi ir siekiais. Mergaitės atveju kalbėjome, jog egzistuoja praktiškai tik 2 kryptis, kuriomis galima nukreipti šią žmonių giminę, link biologinio tikslo, kurį iš esmės galima tik pastiprinti arba priešingai nuslopinti.
Tačiau apie tai, jog vyras gali sugadinti moterį, kaip ir moteris vyrą, detalesnių mintijimų nebuvo. O tai padaryti būtina, nagrinėjant žmogiškosios neapykantos kitiems ir savo pačiam prigimti. Apskritai kalbant, labai sunku suprasti žmogų, kuris taip pergalingai didžiuojasi savo egzistenciją ir linki savo vaikams to paties, ką pats turi. Čia nereikia suprasti pažodžiui, kaip gyvendami turėtojiškoje kultūroje mes suprantame materialinės vertybės, tai yra daiktus. Štai aš neseniai lankiau vieną turtingą dvasininką, kuris savo namų prabangoje į mano nusistebėjimą jo didžiulių televizorių svetainėje atsakė, jog anokia čia vertybė. Jau jis galvojo, jog aš iš tiesų pagalvojau, jog šis kičas tokio klasikinio namų dizaino pafose galėtų būti vertybė. Tiesiog pagalvojau, jog šis televizorius panašiai atrodytų pastatytas bažnyčioje ant altoriaus ir dievamėliams puikiai švitintų ne tik jų imlias ausis, bet ir kiauras akis. Apie protą čia geriau neužsiminsiu. Nesakau, jog dvasininkas man būtinai asocijuojasi su bažnyčia. Nors mąstant logiškai, o tai reiškia paviršutiniškai, jis yra tiesioginis bažnyčios įpėdinis, vykdantis jos ekspresiją į liaudį. Tačiau bažnyčios tarnas, o dvasininkas toks ir yra, turėdamas pakankamai teologinių žinių, vargu ar gali būti nuoširdžiai tikintis žmogus, nes tikėjimas ir protas neturi nieko bendra. Todėl Dievo idėja visų pirma jam yra proto idėja, o tik paskui tikėjimo subjektas. Žinoma, čia jau labiau nukrypome nuo temos, tačiau visumos labui verta paminėti, jog esama šiuose palyginimuose ir nemažai bendra su tuo, ką bandome čia esmingai nagrinėti. Žinios gadina moterį. Toks teiginys mažiausiai skamba seksistiškai. Ir tebūnie moteris ruošia savo manifestą vyrų išnaikinimui. Nieko nuostabaus. Mes jau seniai gyvename, o tiksliau daugelis iš mūsų net gimėme matriarchatinėje kultūroje. Ir vis dėlto skauda širdį ir darosi gėda, kuomet moteris vadovauja vyrui. Gėda už vyrą, gėda už savo ir jų vaikus. Tačiau žinios sugadina moterį tiek, kiek teologija sugadina vyrą, kuris siekia būti dvasininku. Juk Dievas neturi būti pažįstamas per žinojimą. Žmogus turi ateiti pas Dievą per tikėjimą, nes joks žinojimas neįrodys Dievo buvimo. Jeigu vyras pats geidžia, kad jo moteris būtų protingesnė už jį, tai pastaroji neabejotinai tai įgyvendins. Ir ne tai, jog moters prigimtyje slypi kažkoks a priorinis intelektas, tačiau netramdoma valia viešpatauti yra didžiausių pasaulio nelaimių šaltinis. Ir nors pastarąjį vis dar galima kildinti iš vyrų giminės, bet šeimos atveju moters valia griauna šį vidinį pasaulį greičiau nei bet kokia tautų nesantaika ir karai. Geriau tikinti jį palikti ramybėje, nei suteikti žinių turinčių pažinimo gabumų ir padaryti jį netikinčių, bet siekiančių visiems įteikti savo avantiūrą. Šiuo klausimu labai demonstratyviai liudija apologetai, kurie manipuliuodami išvestinę logiką bando priversti sunkiai samprotaujantį žmogų į akligatvį ir per tokią jo padėtį įrodyti Dievo buvimą. Taip ir moteris pati savaime yra tobula, kaip tobulas tikinčio akimis yra Dievo paveikslas. Ir vargas tam vyrui, kuris gavo moterį protingesnį už save, bet kuriai nepakanka proto nedemonstruoti savo intelekto viršenybės bendrame gyvenime su vyru. Taip ir pradėjus gilintis į tai, ką tiki, tikėjimo nelieka, o išblėsus klausimams, į kuriuos nerandi doro atsakymo, ateina nusivylimas arba noras įrodyti kitiems, kad savo laiką ir jėgas eikvojai ne veltui.